Kodėl esate kandidatų sąrašuose? Kandidatų sąrašuose aš esu todėl, kad aš esu konservatorių partijos rėmėjas. Visada buvau niekada nebuvau partijos narys, bet visada buvau kartu su jais. Ir mano supratimu, tai didelė dauguma konservatorių partijos narių tai buvo Sąjūdžio lyderiai. Ir mes juos rėmėm ir jie atvedė Lietuvą į nepriklausomybę. Tai yra didžiausias pasiekimas mūsų Lietuvai, tėvynei ir tautai ir žmonėms. Ir manau, kad tie žmonės tikrai buvo tikri Lietuvos patriotai ir jie Lietuvai darė labai gerą darbą ir padarė. Ir manau, kad ir dabar ta pati partija, tie patys žmonės gali padaryti ir daugiau, reikia juos remti ir palaikyti. Tai aš tą ir darau. Yra tokių, aš labai tokių didelių problemų, tokių globalinių kaip ir nematau, bet yra tokių problemų, kurios mane jaudina, vis yra smulkios problemos, bet svarbios, dideliai daliai rajono žmonių. Man nepatinka, kad neišspręsta lygi šiolei šiukšlių išvežimo problema. Kad jau dabar geriau šiek tiek, kad jau dabar mokam visi ir konteinerių pristatė visur, bet nėra jų rūšiavimo jokių šiukšlių. Žadėjo, jau kalbėjo apie tai, kad bus aikštelės. Buvom seniūnijose susitikimuose, aiškino, kaip čia bus, kiek mokėsim, bus aikštelės. Sprendė, dėrėjosi ir liko tik tai, kad kiekvienam davė po konteinerį ir nieko daugiau. Taip mėtėm tos stiklų viską į vieną šiukšliadėžę, taip ir išmetėm. O iš tikrųjų, kaip pasižiūrės, negi mes esam tokie turtingi, kad galim šitaip mėtytis ir stiklų, ir plasmasę, ir visko. Ir viską į vieną šį konteinerį. Tai čia yra problema, kurią reikia spręsti. Mūsų rajonas šito nepajėgia išspręsti kol kas. Tai turim dar vieną problemą rajone, toje pusėje, kur aš gyvenu, tai yra, aišku, ne vien mano problema, ten yra didelės grupės žmonių, kurie gyvena toje pusėje, tai uždarytas kelias į Žemaitkiemį, magistralę užtvėrė kelią, tai nesaugu ir europiniai standartai neleidžia, kad būtų kertama autostrada, ten skersai, kaip buvo, bet tai kas iš to užtvėrė, bet jokio sprendimo tai nepadarė, neišsprendė jokio pravažiavimo. Dabar mes važinėjom, visiems kelias pailgėjo 5 kilometrus, sugrįžti namo ir parvažiuoti, tai ir greitoji pagalba važiuoja ilgiau, ir gaisrinė važiuoja ilgiau. Ir visi, kam reikia, visi važiuoja ilgiau, bet yra dar vienas dalykas, kad visi surado tokį keliuką, kuris yra trumpas, kurio galima nuvažiuoti, bet jis yra šunkelis. Ir niekas nei remontuoja, nei taiso, gal aš nežinau, ar jį galima taisyti ar negalima, bet visi jo važiuoja ir jeigu kelininkai ten važinėja patys, tai reikia kaip įspręsti tą problemą, nors rajono valdžia žadėjo, kad spręs, kad bus viadukas pastatytas, aišku, čia matyt buvo fantastinė sritis su to viaduku, nieks to viaduko nei projektuoja, turbūt nei daro ir nepadarys, jeigu 12 metais jau turėjo būti, tai manau, kad turėjo būti pradėtos statybos. Pernai vasarą paskutinis straipsnis laikraštyje buvo, kad atidarysim bent jau įvažiavimą, išvažiavimą iš miesto, bet ir šito nėra. Žodžiu, atsirašinėjama laikraštyje tik tai pamalodina, parašo pažadą ir viskas, ir to baigėsi. Tai reikia kažką tai daryti, reikia spręsti, taip negali būti toks dalykas, kad užtvėrė žmonės kaip avinus ir gyvenkit kaip norit, ir važinėjom dabar visi tų šunkelių. Tai tai čia tokios problemos jos svarbios žmonėms. Reikia daryti taip, kad rajone žmonėms gyventi būtų gera. O dabar mes darom taip, kad gyventi žmonėms bloga. Užtvėrėm kelią ir viskas. Kažkam prireikė tą padaryti. Tai užtvėrė. Tai gyvenkit kaip nori. Niekas mūsų net nepaklaus. Aš pasigendu ir noriu ir pasigendu to, kad po mūsų rajone nėra žmogui mieste neįdomu einant gatve. Yra tik tai, sakykime, būtini prekybos taškai, maistas, duona, drabužiai ir daugiau nieko Ukmergėje tokio pačiam centre nepamatysi. Tai mano siūlymas buvo toks, esu ir kreipęsis į savivaldybę ir rašęs raštus, dėsčiau tokią idėją, kad galėtume įkurti kokius, tai mano idėja buvo tautodilininkų namai, kad tai būtų koks mažas pastatėlis, kuriame galėtų tautodilininkas dieną, sėdėdamas tame patalpoje, demonstruoti savo amatą, drožti, kad praeivis galėtų užeiti, pasidomėti tuo amatu, pasikalbėti su tuo meistru
Paskui galima būtų pakeisti, gal kitas koks amatininkas, žodžiu, vieną dieną drožėjas ar savaitę, kitą kartą audėjas. Tai būtų įdomu gal užeiti ukmergiečiui ir tam svečiui miesto, pamatyti, va, kaip čia Ukmergėje vystami, o matai, kas čia vyksta. Tokio, na gal kaip ir turistui būtų įdomu pasirodyti. Dabar mes turime, iš tikrųjų tai yra ir tų patalpų, ir jos apleistos, ir nežinau, kieno jos ten Balyje yra, bet jų yra ir galėtų turbūt rajono valdžia su minimaliom sąnaudom kažką tokio padėti ir paremti tos žmonės, kurie nori tą daryti ir galėtume tokį dalyką gyvendinti. Tik tai kažkodėl visada pritrūksta to, nežinau, visą laiką reikia valdžią stumti ir stumti, spirti jiems užpakalį, kad jie tą darytų, nes atrodo, naini pakalbį, viskas gerai, viskas gražu. Tiek išėjai, matyti šalį, viskas padėjo į stalčių, pamiršo. Tai reikia daryti taip, kad nepamiršo.